Sėkmė tai dar ne laimė. Dažnai manoma, jog tarp sėkmės ir laimės galima dėti lygybės ženklą. Pavyzdžiui, jeigu žmonės dirba sunkiau, jiems labiau sekas, o kai jiems labiau sekas, jie tampa laimingesni. Šios logikos bėda ta, kad kaskart pasiekus tikslą tenka keisti žaidimo taisyklės. Neretai sakoma, jog aktoriai, sportininkai ar verslininkai vertinami pagal paskutinį jų pasirodymą. Galimas daiktas, kad jūs sublizgėjote per šiandienos egzaminą, bet dabar jums teks ilgai išlaikyti užimtas pozicijas. Galbūt puikiai įvykdėte pardavimų užduotis, bet vėliau tikslai išaugo ir jūs vėl patirite spaudimą. Sėkmė tai vienas iš mūsų pasiekimų matų, bet drauge ir pavojinga iliuzija, ypač jei tikite, jog tai yra vienintelis laimės kriterijus. Ar tai, ką darote iš tiesų, padeda jums jaustis laimingam? Jei taip, jūs tikrai lydi sėkmė, jei ne, galbūt jau metas peržiūrėti savo tikslus. Sėkmė nėra raktas į laimę, laimė yra raktas į sėkmę. Jei jums patinka tai, ką darote, jums neabejotinai seksis. Albertas Šveiceris.